Sveikos žuvis. Na, kurios negavote paaukštinimo, dar šią savaitę galite nulėkti ir gausite, paprašyti didesnės algos ar dar kažko, tai vienu žodžiu reklamuokite save, reklamuokite nuo ryto iki vakaro, tikrai turėsite didelę naudą, nes po mėnesio vidurio jau bus kitaip, viskas ten pasikeis. Bet iki kokios 18 dienos dar mėginkite, iki 15-18 dienos dar mėginkite save reklamuoti, reikalauti, kad atkreiptų į jūs dėmesį ir jūs pamatysite, kokie stebuklai pradės vykti aplink jūs. Ir tai nesvarbu, ar jūs vaikštote darbo nuo 8 iki 5, ar esate kūrybinis darbuotojas, ar esate tik mokinys, kuris tik ruošiatės dar pradėti savo gyvenimą. Visi turite dabar būti aktyvūs ir džiugesyje kažkokiu tai būdu save pateikti, nes jūs esate dabar ant bangos ir jums prasideda nuostabus periodas, pradėkite naują etapą. Na, ką noriu pasakyti dar? Labai palankus metas grožio procedūrom, kurie planuojate mesti svorį, sportuoti, daryti gal kažkokias rimtesnės grožio procedūras, viskas tam yra tinkama, nes pažiūrėję į veidrodį pasijusite geriau. Ir čia dabar jau šiais laikais nesvarbu, ar jūs vyrai, ar moteris, ir visi tą daro ir tik tai, gal nelabai afišuojasi. Taigi, jeigu esate kažką susiplanavę arba norėjote, bet nedrįsote, šią savaitę lekiate, darote, registruojatės ir gaunate puikius rezultatus. Na ir aišku, linkiu kuo daugiau judėti, kadangi irgi palankus tam metas ir dabar tikrai yra nesėdėjimo prie ekrano metas, o judėjimo. Taigi, iki kitos savaitės pasimatysim. Ate.